Gal nupjanom keletą šakų, šis keltuvas mums puikiai padės. Štai mūsų naujasis Leguan 190. Šis keltuvas yra labai kompaktiškas, gerų pravažumu, nes yra vikšrinis. Taip pat gali pakelti iki 17 metrų aukščio. Dar vieną turime keltuvą, kuris gali kelti iki 20,5 metro aukščio. Jeigu iki šiol turėjome keltuvus, kuriuos galėjome valdyti iš keltuvo arba iš lopšio, tai šis naujasis keltuvas gali būti valdomas iš pultelio. Ši funkcija tikrai visiems labai patiks. Patikėkit manim. Yra mygtukas namai, kurio pagalba gali grįžti į pradinę padėtį vieno mygtuko paspaudimu. Tai yra nerealiai. Dar viena nereali funkcija šito naujojo keltuvo, tai yra tai, kad vieno mygtuko paspaudimu tiek iš valdymo pulto, tiek iš lopšio paspaudus kojos nusireguliuoja pačios automatiškai ir išlygina visą keltuvą. Kur slepiasi valdymo pultelis? Kaip jums atrodo? Štai šioje kompaktiškoje dėžutėje gali surasti valdymo pultelį, išsitraukti jį, patogiai užsidėti. Ir dar viena funkcija šio nuostabaus keltuvo yra tai, kad kol jis dirba, atsarginė baterija yra padėta čia. Jinai ne šiaip padėta, o jinai kraunasi tuo pačiu metu, kol dirba keltuvas. Jei tau reikia kompaktiško keltuvo, kurio pagalba gali pasiekti iki 22 metrų, Leguanas tau padės. Susisiek su Storiant.